Sveiki bičiuliai, šiandien toks nestandartiškas vlogas, galima sakyti komandiruotė. Tai reikėtų nuvaryti pas dviejus tiekėjus, tai pas vieną neišeis jau, kadangi šiandien Lenkijoje taipogi nedarbo diena, kaip ir Lietuvoje. Tai užsuksim pas vieną, atsimsim prekes, o kitas tiekėjas pasiėmė pas kitą prekes. Tai viskas tvarkoj, pasimsim prekes ir prie progos 2 dienom pailsėsim Varšuvoj. Tai tiekėjai Suvalkuose, o į Varšuvą nuvarysim į vandens parką, didžiausią Europoje. Tai nebuvo dar progos jį aplankyti, tai va pagaliau šiais metais aplankysim. Paklausit, kur Mocas? O Mocas čia stovi, pasislėpęs. Gerai, varom. Tai ką, turim dabar 5:30. Specialiai taip anksti išvažiuojam, kad pabūti ilgiau vandens parke. Tai va, greitai reikia nuvaryti dar pripūs padangas visas. Nepripūs, galbūt patikrint, ar viskas tvarkoj. Ir varysim. Šiandien važiuoju ne vienas, tai per daug po kelių nefilmuosiu, kadangi kitas žmogus nemėgsta filmuotis. Opa. Tai va, pagal planą turim būti jau vietoj Lenkijoje prie Suntago vandens parko 12:30 pagal mano planą. Bet išvažiuojam šiek tiek vėliau negu buvo planuota, tai manau gali būti ir 1 valanda, kas gerai, kad nebus kamščių. Šiandien laisvadienis, plus anksti ryte išvažiuojam, tai turėtų būti viskas good, tik kad kaip tam bus Varšuvoj, nes kaip tik važiuosim tokiu laiku kaip pietus, bet Lenkijoje irgi savaitgalis, tai tikėkimės, kad nebus kamščių. Tai va, nežinau, čia bus vienas vlogas ar bus keletą vlogų, nes čia 3 dienos, tai viskas priklauso, kiek ten bus gerų kadrų iš vandens parko. Tai va. Praeitais metais buvo gamyba pas mane Lenkijoje, gaminom biožidinius Lenkijoje, kadangi tiesiog, kad didelis kainos skirtumas buvo gamybos, kas Lietuvoje ir kas Lenkijoje. Bet Lenkijoje turėjau problemų su partneriu, kuris ir gamybo tos biožidinius man, kadangi vėluodavo su užsakymais visada, žodžiu, buvo daug problemų su juo. Tai nusprendžiau šiais metais gaminti Lietuvoje. Lietuvoje bus brangiau, savikaina brangesnė, bet ką padarysi. Tai va, dabar važiuoju į medienos, pasiimsiu tokių samplų, galima pasakyti, skirtingos medienos. Po keletą vienetų, žodžiu, pradžiai pasiimsiu 10 vienetų, kad 10 biožidinių padaryti, kiekvieno modelio po vieną ir dar ten keletą liks tų lentų. Dar atsiimsim stiklą užsakinėjau kur ir praeitais metais, tai irgi kainos skirtumas vieneto Lenkijoje ir Lietuvoje 2 kartus skirtumas, kosminis. Ir ten dar keletą smulkmenų, bet viską užsakiau į vieną vietą, tai pas vieną tiekėją šiandien atvarysim, tas tiekėjas nuvarė pas kitą, pasiėmė prekes ir aš dar visus siuntinius iš Lenkijos viską pas jie. Tai realiai vienoj vietoj atsiimsim viską. Na ir prie progos dar, kai atsiimsim medieną, noriu pasitarti su to Lenku dėl dažymo ir panašiai, kad išgauti maks panašią spalvą, ką ir turėjo praeitais metais, nes, nežinau, pridėsiu linką gal aprašyme biožidinių, tai arabika spalva labai graži, tai noriu atkartoti šitą spalvą ir šiais metais. Tai va, tokie reikalai, gal plačiau papasakosiu vėliau, o dabar, manau, susitiksim jau Varšuvoj prie Suntago tikriausiai, nes ne vienas važiuoju, tai per daug pakeliui nefilmuosiu. Tai mes jau vietoj atvarėm, Suntago jau čia, žmonių belenkiek.
Tai net iš tikrųjų nežinau, ar varyt šiandien, nes čia žolinės Lenkijoje irgi visi turi laisvadienį, tai man atrodo, čia bus labai daug žmonių šiandien. Tai va, nueisiu gal į vidų, pasižiūrėsiu, kaip situacija. Tai atvykom 11 čia, lenkiškų laiku, tai visai greitai, šiandien jokių kamščių ir panašiai. Tai va, smagiai, varau į vidų, bus matyt, kas toliau. Ar varysim į Varšuvą atgal, arba varysim į vidų. Na ir ką jūs galvojat, pažiūrėkit, kokios eilės. Eina šikt. Tai nežinau net ką daryti. Užėjau čia į parduotuvėlę, paklaus pas pardavėją, kaip situacija viduj. Tai jis sakė, kad šiandien tikrai daugiau žmonių, tikrai daugiau. Ir čia jie nesibaigia. Eina ir eina, o dabar tik 11 val. Ryto. Tai manau, kad šiandien skipinsim mes Suntago, atvarysim kokią kitą dieną, nes čia jokio malonumo tikrai nebus. Bet mastas akvaparko tai wow, žiauriai didelis. O parkingas irgi. Čia galo nesimato. Tai žodžiu, einu link mašinas ir svarstysim, ką daryt, bet man atrodo 9%, kad nevarysim čia. Nes Varšuvoje rezervavom viešbutį, tai ten realiai irgi baseinai, džakuzi, spa, masažai ir panašiai, tai mums čia gaunasi dvigubas dalykas vienodas. Tai ką? Varom atgal į Varšuvą, vėl to 5 km pravažiavom. Viskas užsičekinom, varau pastatyti mašiną, parkingas 100 zlotų, 2 paros. Tai va, tada parodysiu apartamentus. Oho, ar aš čia įvažiuosiu? Toks pakilimas. Nu va, į pavėsį pastatysim. Nu, pažiūrėkit, kaip viskas lūpuriai atrodo. Šiaip kambariukas mažas, lova, staliukas, vonia. Ir viskas. Kokį vaizdą mes turim? Nieko gero turbūt, jo, nieko gero. Čia iki centro apie 4 ar 5 km kažkas tokio. Tai va, reikia pavalgyti, atsigauti šiek tiek ir varysim į centrą. Taip gerai buvo, kai keliavau su mocu. Jokių parkingų ir panašiai. Dabar vaikščio, pirk bilietus kažkokius, lauk, omagai. Nu, ačiū Dievui. Šiandien šventinė diena Lenkijoje, tai parkingas nemokamas. Ačiū Jums labai. Nu ką, skaniai pavalgiam. Aš nevalgęs nuo vakar dienos 8 vakaro. Tai čia maždaug apie 16 valandų. Tai blemba, jau sunkoka buvo, pilvas skaudėjo, tai pagaliau pavalgiau. Toj laukia bus jau gerai, tikiuosi. Tai va, dabar varom kažkur į kažkokį parką gražų. Tai prisijungsiu, parodysiu. Užėjome į parko centrą, kuris vadinasi Ogrut Saski. Labai gražu. Tai pasiimsim gėrimus ir pailsėsim. Nes jau porą kilų praėjom.
viskas, grįžom namo. Išsikrovė telefonai pas vieną ir pas kitą. Pas mane va liko 2 procentai, kai grįžom namo. Tai ačiū Dievui, kad liko bent 2 procentai, nes kitaip nežinau, kaip mes rastume viešbutį atgal grįžti. Tai va, nuo centro atvažiavom iki mašiną su taksu ir jau čia. Tai ką dabar? Dabar spa poilsis ir galbūt vakare į miestą. Nu ką, viskas, pailsėjom šiek tiek. Dabar varom į Kaljaninę. Pirmą kartą Lenkijoje rūkysiu kaljaną. Tai pasirinkom Metą. Tai čia rusų ar ukrainiečių brandas, kaip suprantate, čia frančizę turi. Tai va, rezervavom staliuką 8 val. Dabar turim po 8:02. Tai judam. Nu ką, hebrytai, įvertinom kaljanus. Tikrai ledas, rekomenduojam, galite apsilankyti. O šiandienai manau tiek. Mes šilinsim iki rytojaus. Kita diena, varom pusryčiauti, vėl į centriuką, tai ten neprisijungsiu. Na, šiandien tai buvo iššūkis už parkingą sumokėti. Žodžiu, prie aparato stovėjom, grinais turėjom tik popierinis banknotus, ten tik coinsais priima. O mes neturėjom, kortelė irgi nepriima, žodžiu. Ieškojau, kas pakeis. Tai turbūt 10 žmonių paklausiau, nieks neturi. Galvojau, tiek to galbūt nemokėsim. Ir prie kito aparato prieino, bankinę kortelę priėmė. Tai pasirodo, tas pirmas aparatas tiesiog, nežinau, neveikdavo galbūt, arba veikdavo prastai. Tai va, einam valgyti. Nu, wow, Benedikto kiaušiniai. Neįsivaizduoju, ten tiek buvo skanu, kad užsakiau dar vieną porciją. Pagaliau pristatė mano mocą, tai dabar jau pešiom neteks vaikščioti. Žiūrėkit. Pristatytas kaip naujas. Gerai, juokauju, čia panašus į mano. Nu va, pagaliau tai prieisim jau prie pakrantės. Pažiūrėsim, ką ten įdomaus. Gražiai pakrantę, nieko nepasakysiu. Einam, nusileisim, pažiūrėsim, kas bus toliau. Nu, čia tai nieko įspūdingo, sakyčiau. Žiauriai karšta šiandien Varšuvai, 32 laipsniai, tai nuėjom į Zloto terasą. Tai čia auksinis terasas, kaip Akropolis, Ozas, kažkas panašaus. Tai va, apsišopinom šiek tiek, o toliau nežinau, dar svarstysim, ką veikti. Nu ką, viskas, grįžom namo. Šiandieną manau tiek, daugiau nieko neveiksim, tuoj dar pavalgysim. Nuvarysim į baseiną ir miegot. Rytoj varysim į Suvalkus pas tiekėją. Labai karšta, tai iš tikrųjų pavargsti, tai pasivaikščiot pusę dienos, tai viskas, visai dienai jau nieko nesinori. Mes valgom ir iki rytojaus. Nu ką, 3 diena, varom į centriuką, papusryčiaujam ir važiuojam į Suvalkus. Tai dar prieš Suvalkus užlėksim į Lomžą tikriausiai, apsipirkti maisto produktų ir varysim.
Vilniui. Bet viską pavyko sutvarkyti, dėl arabikos spalvos irgi išaiškinta. Iš karto ir dažų nusipirkau. Tai dėl arabikos viskas ok, mediena ledas irgi labai graži. Toj gal atvarysim į vietą, parodysiu, kas ten dar. Visos prekės atsiimtos. Šiaip jo, viskas gerai baigėsi. Tai koks dabar planas? Šiaip pardavimai viskas ok, eina Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje net keli pardavimai buvo. Tai planas kėlinti į Ameriką. Bet čia šiek tiek yra problemų su investicijom, nes nemažai reikia stoko. Tai sugalvojau, kad darysiu preorderį pradžiai. Pažiūrėsiu kaip eis, jeigu viskas tvarkoj, tada darysiu jau didelį užsakymą. Nes kad gerą savikainą padaryti, reikia nemažai suinvestuoti ir užsakyti prekių. Daug, dideliais kiekiais. Tada ta savikaina dar mažėja. Tai va, bet nenoriu kol kas rizikuoti, kadangi nežinau kaip eis šį sezoną, bet kiek matau nuo Liepos ar nuo birželio mėnesio, galo turbūt, prasidėjo jau neblogi pardavimai. Iš tikrųjų net nesitikėjau, o dar net sezonas neprasidėjo. Tai va, dabar nuo rugsėjo bandysiu spėti paleisti preorderį visai Europai, galbūt ir Lietuvai, ir Ameriką irgi užkabinsim, tik kad ten ta reklama tai žiauriai brangi. Tai dėl Amerikos galvoju padaryti kitaip, surasti kūrėją kokią nors, kad man įrašinėtų video, kiekvieną dieną ten kokius 2 ar 4 video, lietuvių ir anglų kalbomis, ir dėti tą visą dalyką į TikToką. Tokiu būdu pritraukti potencialių klientų. Tai va, toks maždaug planas. Šiaip investorių neieškojau, bet jeigu kartais tarp žiūrovų atsirastų norinčių, tai galit susisiekti su manim. Galbūt sutarsim abipusiai geriom sąlygom, tai drąsiai rašykit. O dabar važiuoju išsikraut prekes, šiandien paliksiu jas namie, o rytoj jau nuvešiu kur reikia, nes šiandien jau viskas. Nėra jėgų jau daugiau važinėt. Pavargom Kamščiuose stovėt. Buvo eismo įvykis Lomžoje, tai ten gal 10 km važiavom 1,5 valandos tikriausiai. Baisiai ilgai. Tai va. Gerai, tai varau namo, greitai pasiimsiu raktelius nuo sandėliuko ir parodysiu medieną, kaip atrodo. Va, mediena. Ideali, ideali. Ąžuolas. Čia bus osis, ar ne, palaukite. Turbūt, kad ne. Ne, čia ne osis, nu gerai. Nu, bet žodžiu, kokybė ledas. Dažai. Pavyzdį turės. Viskas. Pakrauta viskas. Galima eiti ilsėtis. Bekas turi pažįstamą moterį, kuri šneka angliškai ir lietuviškai ir galėtų rašyti video, tai galėt perduoti ją informaciją, tie gal su manim susisiekia, galbūt kažką suderinsim. Tai šiandienai manau tiek, ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo, paspaudžiam like, jeigu patiko video, paspaudžiam subscribe ir iki kito karto, iki.